Vakaras, aš būsiu Monika, čia būtų Evaldas. Šiandien mes dalyvavom mini crossfito varžybose. Tai iš esmės buvo daug rungčių, komandose po 2. Tai buvo laisvi svoriai, darbas su savo kūno svoriu ir žodžiu varžėmės tarpusavį. Ari? Buvo planas truputį geriau praeiti, bet nuo pat pradžių nepavyko. Per pirmą pačią rungtį patekome į survival grupę, tai nuo to laiko teko kovoti už išlikimą. 3 rungtys išlikimo. Papildomas 3 rungtys išlikimo. Ir taip ir gavosi, kad visą laiką buvo įtampa didelė. Reikėjo kiekvienom rungtim susikaupti kaip kad paskutiniai. Bet išėjome iš survival grupės, patekome į pusfinalį ir galų gale patekome į finalą, kas po to pasirodė toks didelis wow. Ir antra vieta, toksai visų varžybų galima skaityti didelis pasiekimas. Mes perėjom visas rungtis, kokios tik buvo, ką iš esmės visi nedarė. Tai vienas dalykas, mes jau buvom fiziškai labiau pavargę. Nu, pagalim pasidaryti. O kitas dalykas, tai žiauriai fainai, nes tu esi komandai. Tu esi atsakingas ne tik už save, aš buvau atsakinga ir už jį, jis buvo už mane. Mes negalėjom vienas kito pavesti. Mes bėgom 3 ratukus aplink vingį, laikėmės su žvirveliu. Ir jisai visą laiką manęs rėkė, man kalbėjo, kad viskas mano galvoje. Tai va, iš esmės reikia susitvarkyti galvą ir tada varyti priekį. Vasara tik tai prasidėjo, kviečiu visus prisijungti, rungčių bus daug, dalyvausime ir mes įvairiuose, ir bėgimuose, ir challenge rungtyse, ir ištvermės daugiakovėse, ir visokiuose multisportuose, tokiuose kaip bebro kelias, su visokiam pelkėm taip toliau. Taip pat kviečiu neužmiršti iš kitų sportų, ekstremalių sportų, junkitės prie manęs, aš nuolatos važinėju paslidinėti į visas įmanomas vietas, tiek į kalnus, tiek čia Lietuvoje, į uždarą slidinėjimo trasą. Taip pat kviečiu prie vandens telkinių pasismaguriauti tokiais malonumais kaip kitesurfingas arba wakeboardingas. Taigi neužmirškite ir savo kūno, savo fizinio aktyvumo, junkitės, tobulėkite ir susimatysime. Ir dar vienas dalykas, nepamirškit, kad sportas tai nėra tik tais kažkokia kančia ar tu eiti dėl gražaus kūno, tu eini dėl to, kad tu inti kaifą. Po kažkurio laiko tu pradedi justi palaimą. Tau sunku, bet tu gerai jautiesi. Tai vat reikia ištverti tos kelis mėnesius, kad tu pradėtum jaust malonumą ir tada viskas. Tada tai tampa tavo gyvenimo būdu ir tu kitaip nemoki gyventi. Šiandieną komanda Irklo broliai, Edgaras ir aš iškovojame 1. vietą. Labai geros rungtys pakliuvo. Ta rungtė susidėjo iš 7 rungčių, tai buvo ir bėgimas, ir plankas su šuoliukais, taip pat ir 3 rungtis buvo. Push-jerkas. Jo. Crossfito rungtis mirties trauka. Jo, ir užbaigėme su konceptu. Ir clean and jerk. Jo, aš baigiau ant treniruoklio koncept 2 ir klavau kilometrą. Jis baigė clean and jerk pratimų, už kuriuos esu dėkingas Amber CrossFit, Tadui, Doviliai. Tik mėnesis praeitas, o puikus rezultatai, ačiū jiems ir visi, kas nori, kviečiame prisijungti. Amber CrossFit tikrai puikiai vieta, tiek fiziškai stipri ištvermės, bendruomenė puikiai, visi draugiški, prisijunk ir tu. Ir aš noriu asmeniškai padėkoti Regimantui ir Justai, surengtas su šitas GetFit varžybas. Varžybos išties nerealios, aplinka labai gera, aplink Vingio parkas, tiesiog norisi čia likti ir miegoti ir toliau sportuoti. Ačiū Jums ir ačiū Edgarai tau. Ačiū tau.